Labas, Aistė. Labas, Katrina. Tai susitikome čia šiandien Širdal kafe ir pradėsime nuo klausimo, ar teisingai turiu pavadinimą. Taip, labai teisingai turi pavadinimą. Širdal kafe. O iš kur atsirado šis pavadinimas? Šis pavadinimas reiškia, Širdal žodis reiškia iš persų kalbos išvertus grifinas, mitologinė būtybė. Ir vienas iš Širdal kafe įkūrėjų yra persas, tai dėl to buvo persiškas pavadinimas pasirinktas, tačiau jisai nieko neturi jokios reikšmės čia dėl kavinės ar kažko, tiesiog gražiai skambėjo. Aišku. Ir gražus logotipas gavosi. Tai gal ir būtų įdomu sužinoti, kaip įsikūrė šitą kavinę, kas ją įkūrė ir kokia buvo vizija. Tai mes su vyru įkūrė, mano vyras yra persas. O kaip susipažino, dar įdomu būtų? Ai, čia labai ilgai istorija, labai senai ir labai... Susipažinom ir galiausiai susitokėm užsienį ir atsikraustėm į Lietuvą kartu gyvent ir galvojom, ką daryti. Ir abu labai nenorėjom grįžti į ofisinį darbą dirbti, norėjom kažko savo. Ir tada pagalvojom, kad kavinė kodėlgi ne. Kadangi užsienį jau bandėm kažkada atidaryti, nepavyko, tai čia nusprendėm čia bandyti laimę. Ilgai ieškojom vietos. Galiausiai suradom, nes aš visą laiką norėjau lofto ir čia pasitaikė tokia graži patalpa ir aplinkui pasivaikščioję nieko neradom skanaus ir gražaus ir tokio kažkokio įdomesnio. Tai nusprendėm, kad čia reikia atidaryti. Kalbant apie vietą, tai kažkaip ir buvo įdomu paklausti, kodėl čia, nes dažniausiai visi labai senamiestį nori, kuo arčiau centro, visą kitą, o čia būtent ieškojot lofto. Taip, iš pradžių mes labai ilgą laiką ieškojom vietos senamiestį ir tikrai ne vieną ir ne 10 patalpų apžiūrėjom. Ir kažkaip vyras rado čia kitoj pusėje upės, kaip sakant. Ir atvažiavom pažiūrėti ir paskutinį kartą, kai aš buvau šitam rajone, čia buvo krūmai ir neasfaltuotos gatvės ir pasivaikščiojom aplink ir aš sakau vyrui, čia reikia daryti, čia bus bendruomenė. Čia tiek daug naujų statybų, tiek daug naujų šeimų, namų gyvena, atsikrausto ir kiek dar projektų yra vystoma ateityje, mums reikia čia turėti tą tašką, kur jie galės ateiti. Nes senamiestį visi nori ir visi kūrėsi taip, bet į rajonus dabar labai populiarėja iš tikrųjų eiti. Jo, pastebėjau. Ir tikrai žmonės labai vertina, nes ta bendruomenė jau yra susidarius. Mes jau 2 metai čionais esam, rugsėjo 25 bus 2 metai. Ir tikrai labai žmonės vertina šitą vietą, kad mes čia esame. Ir labai daug žmonių susipažino čia, labai daug draugų naujų atsirado. Labai daug tiesiog kažkokių įdomesnių ryšių užmegztų, kažkas surado auklę per čia, kažkas surado ten papuošalų gamintoja, kažkas draugas surado, kažkas draugė, tiesiog buvo Širdal Connecting People. Tai tikslas yra kurti bendruomenę. Taip. O kaip apibūdintum kavinės atmosferą? Jinai priklauso nuo, sakyčiau, gal nuo dienos laiko ir nuo savaitės dienos, nes dažniausiai darbo dienomis jinai yra tokia darbinga. Kadangi pas mus groja toks lengvas džiaziukas, žmonės labai vertina ir ateina padirbėti ramiai. Ir jie čia praleidžia tikrai nemažai laiko. Ir tikrai labai daug girdėjau, kad labai produktyvi atmosfera. Tai vakarais ir savaitgaliais jau ateina daugiau su vaikais, šeimom pasėdėti, nes mes turim ir vaikų kampelį, ir knygučių, ir žaisliukų, ir spalvinimo, ir antro aukšte ten ir kilimas, ir sofos.
tiesiog toks šeiminiškas vaibas tada būna. Tai va. Ai, jo, ir apie muziką, šiaip labai daug apie vietą pasako, kokia muzika skamba. Tai dažniausiai pas jūs išgirstum tą lengvą džiaziuką. Taip. O nebūna, kad kažką... Klasikos būna lengvo džiazo, būna tokia kažkokie šlageriai, bet mažiausiai tai ko tai popso. Nes man atrodo pačiai, kad šitai vietai nelabai tinka jisai. O nebūna, kad kažką pasileidžiat atsidaridėdami ar užsidaridėdami tiesiog savo? Būna. Tikrai būna kokia nors tam, nežinau, ryte galvoji Madonna ir tada leidi savo ten 3-4 dainas, kol pasileidi ar kažkokia tą patį ir popsą būna uždarant, geriau šluojasi. Taip. O kalbant apie tą bendruomenę, tai tikriausiai daug yra tuo nuolatinių klientų. Taip. Ir tokie ryšiai gal atsiranda jau, žinai, kai ateina žmogus, ką jisai užsisakys. Taip. Ar nustebina, kaip tik kažką kitą pasiema. Taip. Tai tikrai turim labai daug klientų, kur tiesiog net, žinai, kur ateina ir sakai, kaip visada. Pas mus labai daug yra, iš tikrųjų, apie 50% klientų yra kitataučiai. Tai ta dažniausia frazė ir būna as usual. No, okay. Jeigu ne as usual, tai kažkas keista. Jo, kažkas gal pas žmogų gyvenime vyksta, kad... Taip. Ir ne tik kaimynai iš ofisų ateina grupelės žmonių, kur ateina kokie 5 ir visi as usual. Ir visi tą patį pasiema kiekvieną dieną. O yra gal kažkokių ir su tais klientais, nebūtinai nuolatiniais, bet apskritai linksmų istorijų nutikę kažko ar įdomus norėjau užsisakyti, ar šiaip kažkas... Ne, gal nėra tiek daug, bet mes patys galbūt irgi suradom tokių artimesnių draugų, kur ir vestuvėse buvom klientų, ir gimtadienius kviečia. Ir tikrai labai malonu ir tikrai artimi žmonės patapo. Nors atrodo, čia ir dirbi, tiesiog aptarnauji, bet vis tiek tikrai ta bendruomenė, bendrystė yra. Taip. Wow. Tikrai labai smagu. Norėjau pakalbėti ir apie ateitį šitos vietos. Kokie yra planai, gal kažkas keisis? Kol kas nieko neplanuojam keisti. Mes planuojam keisti tik meniu. Tai vasarą pasileidžiam vienokius gėrimus, kažkokius vasarai tinkančius. Bandom, testuojam, ragaujam viską, kas ten maišosi, nesimaišo ir tada jau sprendžiam, ar tai yra skanu ar ne. Ir ten, pavyzdžiui, šią vasarą buvom pasileidę su vyšniom nuostabių gėrimų. Žiemai dar ragaujam, dar neatskleisim ką, bet pas mus Instagrame greitų metų tikiuosi atsiras jau. Ai, kalbant apie Instagramą, pastebėjau, kad labai gražus, labai estetiškas, tai kas atsakingas už jį? Mano vyras atsakingas. Jisai turi tokį hobį editinti video. Parsisiuntęs programų, daro video, mes ten visi darom šiaip, kas būna už baro, tas privalomai daro video ir tada visi jam susinčiam ir jisai dieną naktį koreguoja tos video. Labai geras, čia kaip hobis, ne? Tai labai kaip tik tinkamas, kai kavinę turi ir vis tiek norisi pasidalinti. O kas tau įdomiausia yra turint kavinę, koks darbas labiausiai patinka? Bendravimas su klientais. Iš tikrųjų, bendravimas su klientais. Nes ir aš esu toks žmogus, kuris visą gyvenimą aš dirbau darbą, kurį
kuriame bendravau su klientais, su žmonėm, ta prasme, ir man patinka. Tas. Tai kaip tik pakrauna labiau? Taip. Taip. Nebūna kartais ir nuovargio tokio? Nuovargis būna vakare, iš tikrųjų, jau tada jau pagalvoju po visos dienos, kad daugiau nebenorėčiau nei vieno žodžio pasakyti ir tada pamiegi ir tie atsikeli ir davai vėl. Ir grįžtam čia ir ta kava skani ir tie klientai faini ir jų, aš nežinau kiek tų neigiamų per visus 2 metus, 1 gal procentas yra. Tiek kava yra toks dalykas, kuris pažadina, kuris duoda energijos ir duoda nuotaikos ir jeigu ateina be nuotaikos klientas, tai mes jam pakelsim nuotaiką. Viskas gerai, pas mus ir skanių pyragėlių yra ir skanios kavos. Geras požiūris, tai myli kavą. Taip. Ar yra kažkoks, ar esi kavos snobė? Ne. Ne? Ne. Šiaip niekad gyvenime negalvojau, kad dirbsiu su kava. Tiesiog gyvenimas taip nukreipia, turbūt. Ir aš kiek nesigailiu ir man patinka, nes įdomu kiekvieną kartą, kaip ten pasisukti kitą linkme ir išmokti kažko naujo. Bet ar tai kava pataps mano ten everyday, ką aš norėčiau mokytis? Gal ne. Bet tiesiog mūsų dar yra toks kavinės moto, kad ta kava, tas produktas, ką tu duodi klientui, turi būti tobulai pagamintas. Reiškia, mes prieš atsidarant susikūrėm tą savo receptūrą, išragavom galimybės tos kavos, nuo kokio skonio jinai gali būti, iki kokio skonio ir mūsų aparatas yra sukalibruotas tam mūsų skoniui, kurį mes atsirinkom. Ir jau 2 metai ir toliau visus metus, kiek dirbsim, stengsimės taip ir išlaikyti ir tą klientai labai vertina. Džiugina mane, pavyzdžiui, kaip asmenį, kad aš atidariau tą kavinę ir kad turiu tą mėgstamą kavą ir su malonumu, be jokio ten graužaties paduodi tą kavos puodelį, nes tu žinai, kad jisai yra skanus ir jisai yra kokybiškas ir jisai yra geras, bet daugiau gal gilintis į kavą, gal ateity, kažką įdomesnio, pasiieškoti, taip, bet kad kavos snobė patapti, ne. Aš turiu ir kitų profesijų dar. Ir vyras turi kitų profesijų. Čia toksai kaip labai patinkantis hobis ir labai geras hobis, sakyčiau. Taip. O tai apie tą irgi meniu sudarimą, naujienų, visą kitą, kur minėjai, kad ragaujat patys, ieškat. Taip. Tai kaip šitas darbas, ar patinka, ar įdomu? Taip. Nes čia yra toksai būna brainstormingas. Maždaug ką sėdim ir galvojam, klausyk, reikia čia kažką naujo, jo. Kokį čia naują prieskonį galbūt įvest, gal kažkokį naują ar sirupą, ar kažkokį dar negirdėtą, ar tyrę, ar neragautą, ar tiesiog kažką įdomesnį. Gerai, tada pabrainstorminti, čia gerai, šitas galėtų būti su pienu ar su kažkuo, ar ten be pieno, ar tiesiog su juoda kava priedas. Ir tada ateini ryte ir ragauji. O tai ilgai užtrunka? Šiaip tai užtrunka, kaip ir kiekvieno produkto atradimas, įvedimas užtrunka, todėl kad tu, pavyzdžiui, galvoji, kad jau atradai, tada duodi kažkam paragauti, kažkas dar turi kažkokią idėją, dar kažkokią mintį pameta, tada vėl iš naujo ragauji, tada pas vėl pagalvoji, kad galbūt vėl permėgi su tą mintim, vėl kažkokią naują idėją turi. Tai taip, tas išgryninimas, jisai reikalauja laiko. Bet tikriausiai ir labai įdomus yra, labai įdomi veikla, nes turi toks būti atviras, ką pasaulis gali pasiūlyti, tie nauji skoniai. Taip. Ir šiaip tikriausiai irgi vis tenka pasidomėti, kas naujo yra toj kavinių kultūroje. Taip, tikrai taip, nes atsilik nuo mados yra negerai. Galbūt kažkas nuo mūsų kopijuoja, mes galbūt irgi kažką nukopijuojam. Tai yra normalu, manau.
Ir tai yra gerai netgi nukopijuoti, nes jeigu vienam Vilniaus gale yra gerai, tai turi būti ir kitam Vilniaus gale gerai. Kažkas panašaus. Galbūt geriau? Netgi. O kas pas jūs šitoj vietoj yra geriausia? Net gal lyginant su kitom vietom. Ko jūs didžiuojatės? Mūsų kavos skonių. Šiaip tai. Ir tos kokybės palaikymo. Šiaip visos, aš manyčiau, kad visos tos speciality cafe, jos ir turi tą turėti. Visos esančios Vilniuje ir ne Vilniuje, jos turi didžiuotis to savo kavos skoniu, todėl kad tai yra kafe, kavinė. Tavo pagrindinis produktas, ką tu parduodi. O visa kita yra priedai. Tas bandelės yra priedai, tas kažkokie kiti gėrimai yra priedai, net mačia tai pats yra priedas. Ir ta kava yra tas produktas, kurio mes didžiuojamės ir visos kitos speciality cafe turėtų didžiuotis. Jo. O kaip apibūdintum, kokia kava pas jūs yra? Koks skonis? Ar jūs labiau į tą rūgštumą, ar į kartumą? Ne, mes į subalansuotą einam daugiau. Subalansuotą. Ir mes galim laviruoti tarp to kartumo ir rūgštumo ir būna tikrai dažnai klientas pasako, aš noriu ten rūgštesnės, aš noriu, kad aš mėgstu kartesnę. Tai tu jau žinai, kaip padaryti, kad jinai būtų šiek tiek ta kartesnė ar šiek tiek rūgštesnė iš to savo, ką turi ir kad klientui labai patiktų. Vakar turėjau klientą, kuris sako, aš nežinau, ko aš noriu, turbūt kavos su pienu, bet turbūt ne per daug pieno. Ir jau per kiekvieną dieną dirbant jau pradedi skaityti tą klientą, ką jis labiau nori. Gerai, sakau, aš jums padarysiu. Reiškia, aš padariau kavą į flat white puodelį, bet šiek tiek daugiau pieno negu flat white. Ir jinai ateina pasiimti kavos puodelio ir sako, per mažai pieno. Oi, ne, labai skanu, ačiū. Tai va. Tai čia irgi tikriausiai per laiką įsiugdai tą nuskaitimą kliento ir žinojimą, ko jam reikia. Tai dar noriu paklausti apie darbuotojus. Ir jau kaip ir supratau, kad pagrinde tu čia ir būni už baro. Taip, būnam aš arba vyras. Šiaip mes kiekvieną dieną pasikeičiam. Dažniausiai vieną dieną jisai, kitą dieną aš, ir vieną jisai, kitą dieną aš. Vasarą turim darbuotoją, įdarbinom, studentą tokią. Labai nuostabią merginą radom praeitais metais. Ir jinai pas mus vasarom ateina padirbti. O daugiau tai kartais dar vieną turim kolegę, kuri retai ateina, bet jau kai labai reikia, tada jau susiderinam grafiką, o šiaip tai pagrindė mes dviese. Bet tai labai įdomu, nes tada ir pavyksta tą ryšį, aišku, sukurti esi kiekvieną dieną čia ir su tais klientais ir jo, ir kadangi mes kaip šeima čia dirbam, vieną dieną vyras, kitą dieną aš, tai taip ir būna tie klientai, kurie ateina kiekvieną dieną, jau čia visi tie ir kaimynai, ir oficiniai, kurie ateina kiekvieną dieną, ir jie ir sako, man tavo vyras vakar pasakojo tą. Mano vyras grįžęs sako, tu jam papasakojai tą ir tą. Tai tokie visi tokie bendrystėje esame. Jo. Bet šiaip man patinka, ir vyrui patinka kiekvieną dieną, va taip pat ateit kažką. Ir tada šiaip iš tikrųjų, kad kai dirbi dviese, pagrindė dviese, tai žinai, ko trūksta, ko reikia, kažką papildyti, taip toliau. Nežinau, aš nesu daug girdėjus tokių variantų, kada patys savininkai ir dirba tiek daug. Dažnai tiesiog ateina padėti, visą kitą, bet kad taip kiekvieną dieną, tai labai įdomu. O kaip šiaip būtų įdomu, dar gal gali papasakoti, ta diena, kai tu esi čia, dirbi, kaip atrodo nuo ryto iki vakaro? Aš nuvažiuoju į kepyklą, iš pradžių pasiemu kepinius,
Žiūrėjai čia, išsidėlioji staliukus, kol sušyla aparatas, išsidėlioju kepinius į vitriną. Ir tada maždaug nuo 8 pradeda eiti jau klientai. Ir kiekvieną rytą mes turim nuolatinius klientus, tokią porelę užsieniečių, kurie kiekvieną rytą espresso turi išgerti pas mus. Nes jie sako, pas mus yra geriausias espresso. Tai mes turim net kai kuriem klientam nickname'us, tai pavyzdžiui, yra espresso couple. Ten arba flat white guy, arba macchiato guy, arba ten toks nors, nežinau, latte girl, jo. Ir tada taip ir būna, kad nuo 8 ryto iki maždaug 3 dienos būna toks nuolatinis klientų srautas. Ir paskui maždaug apie 3 valandą matosi, kaip visi jau supranta, kad reikia padirbėti iki darbo galo. Ir tada jau ir aš galiu prie kompo prisėsti, ramiai padirbėti. Ir tada nuo 5 antra banga tokia didesnė pareina iki 7. Ir maždaug aš tai jau tada 6:30 pradedu tvarkytis ir 7 užsidarom. Tai va. Bet Tai kartais net nebūna laiko papietauti iš vis. Ir jeigu dar būna kokia nors, kaip ten, labiau apkrauta diena, tai net ir 3 valandą neišeina papietauti. Jau. Bet vis tiek patinka tas darbas. Taip, bet kadangi tie klientai mūsų jau žino mūsų tą visą, čia kiek mes dirbam, būna atneša sriubos, atneša kokį pyragėlį, atneša pietų. Tikrai, ne vieną kartą, tikrai yra gelbėję. Kaip miela. Taip, labai. O šiaip, va, tie kriminėjai yra užsieniečiai, kurie ateina espresso išgerti. Tai čia, atrodo, užsienį iš tikrųjų ta tokia kavos kultūra yra, neskubėt, pasiimt kavos, atsigert. Ar Lietuvoje jinai yra, ar jinai kaip tau atrodo? Man atrodo, kad nėra. Man atrodo, kad nėra. Nes ir netgi tie patys klientai, kurie ateina pas mus ryte to espresso išgerti, jie užtrunka apie 10 minučių. Kiekvieną rytą. Na, labas rytas, kaip sekasi, viskas gerai, jūsų espresso, viso gero. Labai daug ima žmonės išsinešimui gėrimų, o iš tų, kurie lieka čia atsigerti kavos, tai gal pas mus, aišku, atmosfera yra tokia, kur tu nori pasiimti tą knygą ir paskaityti viršuje ant sofkutės. Tai jų tikrai nėra daug, gal 30%. Visi kiti mėgsta padirbėti su tą skaniu kavos padėliu. Darbštus tie lietuviai. Darbštus. Taip. Tikrai taip. Bet neatrodo, kad gal galėtų atsirasti vis daugiau tokių vietų. Galėtų, tikrai galėtų. Jeigu šita vieta būtų galbūt labiau daugiau gyventojų gyventų, arba nutėtgi ir pačiam senamiesty, tai tada mes galėtumėm dirbti ir ilgiau, pavyzdžiui, ten iki 10, nes mes turim ne tik kavos, mes turim ir vyno, ir alkoholinių gėrimų. Ir mes žiemą dirbom iki 10 vakaro ir tikrai būdavo tų klientų, nes jie mėgsta ateiti karšto vyno taurės, ir vyno taurės, ir alaus atsigerti, ir kažkokio kokteilio. Bet tai nėra rajonas, nėra ta vieta, kur tu kaip į barą ateisi. Mes pabandėme ir nusprendėm, kad ne. Nes čia yra daugiau tokia darbinė galbūt aplinka ir savaitgaliai su šeima ir tam tikrom valandom. Tų tokių poilsiaujančių lėto gėrimo klientų jų nėra labai daug. Bet galėtų būti. Tikrai lietuviai per daug dirba. Gal ir atsiras. Taip. Aišku, dažnai dar būna, jeigu koks pažįstamas ateina padirbėti, tai aš tada trukdau. Nes jeigu aš nedirbu prie kompo, o ten tas tarpas, būna koks 10 minučių nėra klientų, tai aš tada einu paplepėti. Aš trukdau jiem dirbti. Tai va, tuo metu jie ilsisi. O dar apie vyną kalbant,
Taip. Tai turit ir vyno čia. Taip. O gal iš kokių šalių tas vynas? Iš šalių tai čia pagrindė Europos, Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija. Aš labai ieškojau tiekėjo tokio, kurio nerasi didžiuosiuose prekybos centruose. Ir radau. Kitam Lietuvos gale radau tokį tiekėją, kuris čia turi vieną tašką tik tai Vilniuje ir tai prie Vilniaus ten kažkur ir niekur kitur neprekiauja, tai mes pasirinkom juos ir labai džiaugiamės. Labai skanius turi gėrimus, ne tik vynus, ir stipriuosius, ir kokteilius turim, ir alų, ir you name it, alkoholis, nuo iki. Tai čia vakare šiek tiek transformuojasi šitą vietą ir tokia. Žiemos metu tikrai buvo apgulta. Mes ketvirtadieniais, penktadieniais dirbdavom iki 10 vakaro. Bet vasaros, atšilo oras, vasara atėjo ir pamatėm, kad nebeapsimoka. Tiesiog žmonės mėgsta kitur išeiti, mėgsta terasas, mėgsta senamiestį tą patį. Tai mes nusprendėm irgi pailsėti tuo pačiu ir užsidarom ir tą pačią terasą važiuojam. Irgi atsigert kažko gaivaus. Bet jo, šiaip žiemą pas mus labai skanaus karšto vyno yra. Tai va, kurį klientai labai mėgsta. Buteliais, aš nežinau, palėtėm užsakinėjau praeitą žiemą iš tiekėjo. Tai va.